Mes mums pasakoti. Aš irgi noriu pasakoti. Ką veikiam? Laukiam plovyklos. Laukiam. Dar 2 mašinas priekyje. O kol laukiam plovyklos. Kokią reikšmę jūsų šeimoje turėjo religija, tikėjimas, malda, o kaip yra dabar? Didelė reikšmė. Močiutė labai tikėjo. Labai. Mamos, tėtis sakydavo, kad netiki Dievu, bet visą laiką irgi būdavo per visas progas šalia bažnyčios. Sakydavo, Sakydavo, kad netiki, kad ateistis ir Bet... Abidvi babos tikėjai. Ja. Ja. Kokie buvo tavo senelių talentai, ypatingi gebėjimai, savybės? Senuolis tai buvo... Senuolis buvo muzikos iš klausos. Nemokėjai ne vienos natos, bet mokėjai groti triubą, smuiku, bišpienį, akordeoną, armoškį. Kauda mokėjai? Tas tai tik tą mokėjai. Upinį ir mane keldamus. Paskiau baba, siuvinėti, nerti, siūti, megzti, mokėjai, visko, kas su rankų darbu sugebėdavo, pat siuvinėti. Sakiau, ne? Sakei. Bet gražiai siuviniai. O kita baba megzdavo kojinis, dainuodavo visą gyvenimą, tai iš pasakojimų sakė, jeigu susirinkdavo su visas brolės ir seserim, tai visą daubas kleisdavos. O kit senuolis, čia pavadina guminiu, nes mums padangas taisydavo, tai nežinau, čia ypatingas gebėjimas. O ko ne? Ko gerka, mokėtumėt, aš nemokėčiau. Padangų pasikeist. Padangų pataisyti, nepasikeist, pataisyti padangą. Aš ketviratėm tas laikas. Įdomybė. Tauk davė. Oi. Ten iš toliau. Kokių tautybių žmonių yra ar buvo giminėje? Tai ko buvo lietuvių? Žemaičių buvo. Rusų. Buvo. Ir... Gal dar ko buvo, dar tik neišsiaiškinom. Dar ko buvo, neišsiaiškinom. Ten rodo, kad gal buvo žydiški kraujo koks 1-2%, bet kaip ten iš tikrųjų, tai... Kaip susipažino tavo tėvai? Kada jie susitokė? Dabar tai ką nepamelaučiau, 90 metais. Taip, 90, nes aš jau Facebook'e nesižiūrėsiu, dar pasižiūrėjau. O susipažinti, nes tėtis atėjo į parduotuvę, kur mama dirba, pradėjo šnekėti. Prieš kalėdas prekiavo žaisliukais. Mes mums pasakoti. Aš irgi noriu pasakoti. Man prekiavo žaisliukas prieš kalėdas. Tėtis atėjo pašnekinti, laukdams autobusų numeim prieš važiuojant. Ir sako, nežiūrėjai, nesišnekėjai. Ir kažkaip kelis syksiu nešnekin. Ir tai sako, ei, pardavėjai. O mam sako, ne. Kaip ten buvo? Ėjo pardavėja. Sako, ei. Kad taip atsisuko, o mam sako, ne ei, o pardavėjai. Žodžiu. Ir tai birželė, ne, jie buvo apsiženiai. Per pus metų. Tokia istorija. Beveik laukti 18 minučių. O čia, ta proga, kad laukiam, parodėm maždaug kaip paprasta gal žaisti su klausimų kortelėm. Visai paprastai, nereik čia kažką bandyti. Ypatinga ten kaip nors kažko pripasakoti. Taip, kaip ir paprastai imi pasakoji. Taip. Taip. Ir prisimeni ir kažko gali sužinoti. Tai linku klausti klausimų. Visokių. Nes klausimą mums padeda įgyventi pažinti, vienim kitus pažinti. Galam geriau vienim kitus suprasti. Tai jeigu turit laiką, kad laukot kur nors, čia jums veiklos idėja. Užsiimti pokalbės tokias.